Paleidžiu, rašosi garso įrenginys. Vaizdas rašosi, vaizdas rašosi. Taip ilgai miegojom. Turbūt ne vieną ir ne 2 valandas. Pasirodo, miegojau tik 15 minučių. Man atrodė, kad miegojau ilgai. Nesvarbu. Paskui reikėjo savo draugį papasakoti. Jinai daktarė. Psichoterapeutė. Tai domisi tokiom nesąmonėm, užsirašinėja mano sapnus. Tai va. Užeikite. Labas vakaras. Labas vakaras. Atėjau pas jūs su vienu reikalu. Keista, visi pas mane ateina tik su reikalais. Taip, jūs išskirtinis menininkas, bet jau taip sakė žmogus, kuris man jūs rekomendavo. Ir kas jūs mane rekomendavo? Fransuo, jisai sakė, kad pasižymė puikiu meniniu skoniu. Fransuo. Taip. Tas žmogus tikrai pasižymė išskirtiniu meniniu skoniu. Taip. Aš. Iš tikrųjų, geriau įsižiūrėjus į jūsų veidą, nekyla jokių abejonių, kad ten buvote jūs. Taigi, ir kokiu reikalu jūs pas mane atėjote? Norėčiau, kad kai ką man sukurtumėte, bet prieš prašydamas jūsų norėčiau įsitikinti, kad viskas, ką jūs sakėte, tada yra tiesa. Ar galėtumėte pademonstruoti savo meno kūrinių? Abejo. Štai. Aš tiesiog gyvenu mene ir menu. Oho. Pažvelkite, va, štai čia. Šis mano kūrinys vadinasi žaliuojantis ąžuolas. Originalu? Kokie potėpiai, kokia tekstūra? O štai čia antroji dilogijos dalis. O kurie pusė reikia laikyti šį puikų meno kūrinį? Kuria pusė tai nesvarbu, nes mano kūriniai yra visapusiški. Aš juos lyg skulptorius iškalu giliai iš širdies. Aš sužavėtas. Tikiu, kad jūs pagal užsakymą vykdysite idealiai. Be jokios abejonės. O koks tas jūsų užsakymas beje? Keista. Žinau, kad keista, todėl paprašiau jūsų. Keista ne tas. Keista yra tas, kad aš šiandien miegojau tik 15 minučių. Pasitaiko. Tai kada imsitės mano užsakymą? Na, turiu išgerti kavos. Tada gal dar kavos ir dar kavos. Paskui nueiti į parduotuvę. Pasidaryti valgyti. Tada vėl išgerti kavos ir dar kavos. Taigi imsiuos jūsų užsakymo po kokių 2-4 valandų. Tai vadinasi sutarta. Sutarta. Ir dar žinote ką? Aš jau susitariau pats su savimi, kad neimsiu iš jūsų pinigų. Nes dėl meno galiu padaryti viską. Labai gerai, kad susitarite. Tai aš kaip ir eisiu. Taip. Jau išėjote. Keistas žmogelis. Sakyčiau, jam net pačiuožęs stovėtas. Prašo manęs sukurti kažką. Juk tai yra beveik neįmanoma. Bet toks menininkas kaip aš sukurs. Man tai nesunku.
Sveikas, Fransua. Tai ką norėjai man parodyti? Čia tu atėjai. Sėskis. Dabar aš nueisiu parduotuvę. Po to grįšiu. Kažkokios pusvalandžio ar gal valandos. Ir tau papasakosiu. O dabar sėdėk. Aš einu. Tai kiek čia man dar reikės laukti? Prisiminiau, kad tu atėjai, užtat grįžau. Labai gerai. Man laukti reikėjo tik 26 minutės. Ašgi tau sakiau, kad laukti reikės pusvalandį. Parduotuvė nedirba, tai anksčiau grįžau. Tai va, ar pasiėmei savo užrašų knygutę? Imk. Ir dabar rašyk. Sapnuoju, kad miegu. Viršūnė. Kablelis. Tada atsikeliu. Aš. Galvojau, kad miegojau ilgai. Kablelis. Bet pasirodo, kad miegojau tik brūkšnelis 15 minučių. Pas mane ateina žmogus ir prašo sukurti kažką. Daugtaškis. Tu įsivaizduoji kažką. O aš sutinku ir negana to, dar atsisakau pinigų, kas man apskritai retai pasitaiko. O įdomiausia, kad tai atsitiko realybėje. Vėl ir susapnavai, kad atsitiko realybėje. Mažink kavos kiekius, nes jau maišai sapnus su realybė. Nu, aš išgėriau šiandien visai nedaug kavos. Tai kokį 1, 2, gal 3, nu gerai, nedariau kaip 6 padaryti. Prisiekiu, tai atsitiko realybėje. Ir ką tu turi sukurti? Aš tau sakiau, kažką. Jis prašė mane sukurti kažką, kad atspindėtų žmogaus sielą ir jos slapčiausius troškimus. Štai kas tas kažkas. Aš žadėjau, kad darbą pradėsiu to jau ir pabaigsiu dar šiandien. Tai tada netrukdysiu ir leisiu lietis tavo kūrybiniams sumanymams. Ne. Sėsk čia ir palauk. Man reikės kažko, kas mane prižiūrėtų, kol aš dirbsiu, kad neužmigčiau. Aišku. Pabūk. Matai? Aš visiškai neįsivaizduoju, kas tai turėtų būti. Paveikslas, skulptūra, portretas, autoportretas, graviūrė, figūra, ar šiaip kažkoks tai blizgutis. Ar kažkoks vaikiškas žaislas? Tylėk, netrukdyk man galvoti. Sugalvojau. Ir kas tai bus, Fransua? Tai bus. Tuoj parodysiu. Man reikia popieriaus, šiukšlių.
atviras ratas. Viskas raminkis, jau galva perkaito, atviras ratas. Nežvenk. Tai sunkus kūrybinis procesas. Tai bus šedevras, kuriame atsispindės, kaip tas žmogus ir prašė, žmogaus siela ir jos slapčiausi troškimai. Ir kaip kažkoks ratas su tais dalykais susijęs. To tu nesuprasi, nes tu neturi meninio skonio. Menininkas esu aš, o ne tu. Kiekvienas atsistojęs atvirame rate pamatys save, savo sielą ir slapčiausius troškimus. Bet dabar reikia kažko, kas atspindėtų tą žmogaus sielą. Galvoji tą patį, ką aš? Veidrodis. Ne, čia tu taip, čia tik tai tu taip galvoji. Tai paviršutiniškai žemas lygis. Einam su manim, padėsi man iš jūsų ką atnešti. Einam. Ai. Taip. Va taip. Čia. Stok. Stok čionai. Stok. Gerai. Palauk, tai pavalysiu. Taip yra. Atviras ratas. Stoja čia. Galėtų matyti savo sielą ir slapčiausius troškimus. Dar ilgai man nusibodo klausytis tavo nesąmonių. Ilgai? Ar kaip tau kyla tokie kvaili klausimai? Dėl tokio meno kūrinio, dėl tokio šedevro verta dar netiek pasiaukoti. O koks? Du aš palaikysiu veidrodį ir tu galėsi pasigrožėti šio kūriniu. Štai, eik ten, stok į atvirą ratą ir grožėkis. Gerai, kad mano namuose nėra nė vieno veidrodžio. Taip ir aš būčiau menininku. Pasišnekėk, menininkai išskirtiniai žmonės. O tu, dar be to, nesityčiok iš dalykų, kurių nesupranti. Nejau menas būna tik tai toks. Ratas, veidrodis ir skambus pavadinimas. Na taip, čia jau tik tai ratas ir veidrodis. Bet iki manęs to dar niekas nebuvo sugalvojęs. Šis menas sukelia reakciją. Ir iš tos reakcijos galima suprasti, kokie žmogaus mintys ir slapčiausi troškimai. Dabar ateik čia. Imk šitą veidrodį. Aš dar savęs nemačiau, dabar noriu pats pasigrožėti savo kūrinį. Aha, supratau. Kur tas žmogus, kuris užsakė tokį puikų ir nuostabų meno kūrinį? Nežinau aš, kada jisai ateis. Ir tai nesvarbu. Šedevras sukurtas. Dabar aš žvelgiu į save iš savo šedevro. Neįtikėtina. Aš sukūriau meną už
supratimo ribų. Niekas nesupras šio meno kūrinio. O, užteks. O, baigia ten.